Visai keista ir labai jau miglota istorija gavosi. Ėjau aš kažkurią čia dieną po savo mylimą Kauną, gal kažkur Kalniečiuose, o gal Eiguliuose, o gal Šilainiuose. Žinau, kad tikrai ne Leksote. Ėjau kažkur link Mako, pagalvojau, nu va, gal šausiu burgerį, gal kolos, ar kažko. Gal staiga pamačiau kažkokį šurmulį krūmuose. Nu blėt, galvoju, tikrai ne tas laikas tam, kam pagalvojau. Priėjau arčiau. Spėkit kas. Usual suspect. Taip, mano bičiulis. Geras vyras, talkovas vyras, plūgas. Sakau, seni, plūgai, ką tu čia? Be kelnių, beveik žiemą. Nepamenu ar basas, bet dėl dramos sakykim, kad basas be batų. Plūgas sako, nebepamenu, ką jis įsakė, nes balsas neįsirašė. Nelabai aš mokus tam kameram naudotis. Kažką matyt netai paspaudžiau. Bandžiau skaityti iš lūpų, ką ten plūgas bandė man pasakot. Tai lyg tai pašūchin prašė. Ar burgerį nupirkti, dabar jau nebepamenu. Bet kur buvę, kur nebuvę, mes kaip pagrindiniai tariamieji vėl sukritom prie sienų ir aš net nepajutau, kaip mano rankose ant kažkokios skiautis atsirado skečas ir pirmosios linijos. Dabar jau net pats nebesigaudau, kur tiesa, o kur ne visai. Ir seni, blėt, nu garbės žodis. Nu kitą kartą kažkaip štais krūmais diskretiškiau davai. My dig is big. My dig is very big. Grafiti sceną, jo, tai apie grafiti sceną aš manau, šitas žmogus tikrai galėtų papasakoti daug. Va, lainai prasideda. Iš tikrųjų, jo, kažkuris iš komentatorių labai rašė, kad nori Z ir plūgo. Tai Z neturim, turim plūgą. Tai va, kažką turim. O plūgas yra, aš jau sakiau, ir man tikrai nebaisu sakyti, nei policijos pareigūnam, nei dar kažkam, kad yra legenda. Ir, ta prasme. Šitam video aš stengsiuos nesikeikti. Ne, ir už ką, tai gerai šilčiau bus, mažiau kainuos šildymas. Legenda irgi genda, jo. Irgi genda. Be abejo. Kiteka. Wayne. Gali kažką pasakyti sceną, iš kur komentarą. Reikia judėti, kaip būčiau stabilizacijai saugį. Nieko fainiau už chromą, jie sako. Nu, pažiūrėsim, ar jie nemeluoja. Ne, seniai, nu blėt, dar neturiu kažkokios gaiverio. Toks saulėlydis. Štai senolis.
senolė. Varka ir teisingumas. Žinau. Dabar nauji. Vardan Lietuvos. Ne, ne. Demokratai. Mes politiškai, viskas gerai. Benkunskas. Benkunskas, jo. Savas bičias Benkunskas. Maladėt. Benkunskai, karoči. Čia. Ok. Štai koks gražus saulėlydis ir Tadas. Sakyt, dabar aš kalbu, girdžiu, dabar aš žvaigždės. Lendyka. Lyrinis nukrypimas. Lyrinis. Mes norim parodyti, Tai kokį... va, apšviestą, matai, va, saulė. Jo, aš palabiškai prisigu. Davai, eik papozuok. Va, čia reikia pozuoti, va čia ant tų. Va, čia labai gražu. Eik stokant saulės. Padarysim glamūrą tokį. Nėra lietučio, šilta. Kompanija gera kompanija. Operatorius maladėt, visas su Kauno outfitu, respektas, va, jeigu netikit, galiu parodyti, va, štai. Va, prašau, tai operatorius susidėkit. Dabar kai valgiau stalką. Lyginį nukreipimą, baigiam, grįžtam prie paišymo. Ne, dar padarom, biškai, žinai, aš nebereikalo nuėmiau štatyvą. Ne, tu nenuėmėjai nuo štatyvą, tu meluoji, tu viską laikai štatyvą. Tai mes esam... Kalbinsim parko lankytojus. Einam. Ne, juokaujam, netrukdysim. Netrukdysim, nes paskui neaišku, gausim. Gausi malko, aš manau, kad tikrai gausi malko. Manau, jau laukia, šiaip Kaune esam, tai manau, galim gauti galvą. Reikia pablėdys dar kažką? Galim gauti galvą, drąsiai. Einam pas lankytojus. Tam žiūrėk vaikų daug. Einam pas vaikus. Ta prasme, tau ką, dėl ko? Tau vaikų? Kalbint vaikus. Ne, šitą kerpam. Pip. Ne. Aš vis tiek įdėsiu, poha. Tai klausyk. Aš sugalvojau dabar per tą laiką, kai mes galėtumėm vadintis. Angliškai mandrai labai. Usual suspects. Usual suspects. Tu reikia žodyną? Usual. Išverskit, prašau, man į bulgarų kalbą tą vietinę. Wszystko legalno. Jo, saulėlis Čižovskis. Wayne. Skanaus. Bandot įskaityti? Man irgi nesigavo. Kaip galvojat, kas čia parašyta? Žinokit, ne. Pirma raidė P. Turbūt nespėliosit. Toksai duosiu žuomeną. Agro ūkio padargas. P raidė pirma. Antra L. Plūgas! Plūgai, išryšo tave. Kvieskit policiją. Ne, ten šiaip. Aš jam tik padedu. Ne, šiaip plūgas. Galėtumėt pagalvoti, kad vadinasi plūgu? Aš taigi gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kol nesipažinau. Tai va, bet čia seniausias Lietuvoje grafiti paišytojas. Nu, turbūt seniausias gal. Ir va, taip. Tai va, čia irgi jo darbas, aš nežinau, kodėl jie tai daro, bet... Beniukas, nu.
Tai va mes irgi aptarėm šitą temą, nu, nesuprantam tos psichologijos, bet taip yra. Nes yra, žinoma, nes iš tikrųjų tokį darbą padaryti tai užtrunka, nežinau, 3 valandas, taip toliau, o šitą užpurkštą yra... Ir kiek reikia pinigų, o šitos vėl. Šitie 1,7 eurai, man atrodo, jeigu aš neklystu. 6-7 eurai kažkurio, tai O kas kompensuoja? Nieko. patys. Vat jie- Realiai patys, jo, tai... Nu, kainuoja. Ir laiko kainuoja, ir praktikos kainuoja daug metų. Bet kas už tai? Nieko, pasitenkinimas. Lengvinimas, malonumas, mums patinka pieno. Mums patinka. Taip. Taip. Aš šiandieną prieš važiuodamas čia pas kolegą žiūrėjau dokumentiką tokią rusų ten buvo. Tai irgi sako, grafiti reikalinga tik patiem grafitioriam, daugiau absoliučiai niekam. Va, bet sako, vis tiek mums to reikia, nes tai daro, nu, tai tiesiog taip yra. Tai. Jo. Ir gražu pažiūrėt namų, kaip padaro. Tai va, aš vienas iš žmonių, kuris Kaune daro daugiausiai turbūt šitų 5 aukščių namų, čia jisai. Gražu, tikrai įspūdė. Nu, sienos buvo, kad nubirėjęs, nu, tokių nėjas, vis tiek. Nudažo, padaro ir... Taip, suteikia nuotaikos, charakterio, jo. Gerai, skubam dirbti, gerą vakarą. Visą. Jo.
Leviathan got the ghetto in the death row. You better lace the lamb's blood on your threshold. I'm marching ranks with a vet soul. For them soldiers that were slain in the field, God bless your soul. Leviathan got the ghetto in the death row. You better lace the lamb's blood on your threshold. I'm marching ranks with a vet soul. To all the soldiers that were slain in the field, this be the opening up the seventh seal. I'm storming down like the plague of hell. Avenge the innocent blood spilled, King of Israel. The earth was given to his hand to trick it. I'm the mighty lion in the thicket who be spying on the wicked. In these last days, the projects is like the caves, facing the 10 plagues. Like Moses, I free slaves. I broke bread and the dim the sinners, and done the hortos during the plague. And saw the lamb's blood was on my doorpost. The synagogue of pagan, be in the synagogue of Satan, meditating on the prophecies I'm revelating. You feel a threat of Armageddon every ride in prison. Son of man was in the tombs, one step back risen. Red Hook militia who be holding down his garrison. You crown his sovereign cause the God there's no comparison. You better load your effing caliber, screw on your effing silencer, and check the year on your calendar. The fire thing got the ghetto in the death hole. You better lace the lamb's blood on your threshold. I'm watching race with a vet soul. To all the soldiers that were slain in the field, God bless your soul. The fire thing got the ghetto in the death hole. You better lace the lamb's blood on your threshold. I'm watching race with a vet soul. To all the soldiers that were slain in the field, God bless your soul. High degrees of espionage is how my army treads. The use of spine divine manipulation of the threads. Delilah knows Samson strip lying his dreads. Your brother shine your crown, don't let him get inside your head. Ghetto apostle doing God's work, the last supper host. And you should take up the blood and strike the side and upper post. The whores of Babylon got plagues between the legs. Hellfire in the womb, fetal tube, contaminated eggs. Abortion is the plague amongst the firstborn. The black males spare the females. Heron fell is like the plague of hell. Instruments will echo throughout the project. Souls drowning in the Red Sea. Your blood from material objects. They who worship the beast in his mark went to war and bled. They didn't have the seal of God up in their forehead. I'm laying my life on the altar inspired by Jehovah. Feast on the sun, leavened bread, and death should pass you over.